Sveiki susirinkę vėl atgal į salę. Mikrofoną reikėtų, kad nefonuotų. Pradedam sesiją naujieji pilietiniai judėjimai, kur juda, ką judina. Kalbėsim apie laiką, apie mūsų laiką. Norėtųsi kalbėti apie Santaros laiką, bet yra gana daug nerimo. Šiuo metu gyvenam neramiais didžių pažeidžiamumų laikais, kai nežinome, ką daryti ir gal reikėtų sutarti, kaip elgtis neturėtume. Ko gero, šita sesija ir bus apie tai, ir pranešimai yra apie tai, ką daryti ir kur sustoti, kada sustoti, kad nesugriautume, ką daryti, kad nepasikartotų ir kur sustoti, kad nesugriautume. Primenu, apie ką kalba. 24 metų pabaigoje politinė jėga Nemuno aušra pateko į valdžią. Jos pakvietė dalyvauti koalicijoje, socialdemokratai, ir kilo rudenį protestai, kilo tylos minutės, 10 minučių vienu metu, 10 minučių kitų metu. Publika tikrai užprotestavo, sako, šitos partijos mes negalime į valdžią leisti. Praėjo metai. Ta jėga buvo valdžioje, praėjo metai ir 25 metais vėlgi valdžia persirikiavo ir tada kilo antras sąjūdis. Po pirmo sąjūdžio metu politologė profesorė Ainė Ramonaitė kreipėsi į kultūros profesionalus su pranešimu apie tai, kad yra polarizacija, kad mes esam labai susvetimėję ir kad kultūros žmonės galėtų išrasti kažkokias strategijas, kad ta polarizacija negilėtų. 25 metais įvyko kultūrininkų protestai dėl to, kad Nemuno aušra nutarė, mano manimu, aš esu Šarūnas Bagdonas, informatikas sistemų toks specialistas, man tiesiog pasirodė, kad Nemuno aušra, čia gali būti klaidinga, nusprendė patrolinti visuomenę, kitas politinės jėgas ir tiesiog davė patį nesimpatiškiausią personažą ir nutiko taip, kad iš tikrųjų jis buvo labai nesimpatiškas ir kilo protestai. Ir jau 25 metų pabaigoje režisierius Karolis Kaupinis įsitraukė į tuos protestus, jeigu aš gerai žinau, jeigu ne, pataisykite, nes būtent nuo 24 iki 25 metų buvo metai ir tada viskas dar labiau sujudėjo. Ir aš puikiai suprantu, berods 19 metų buvo Karolio Kaupinio filmas, yra pastatytas Nova Lituanija. Apie tą situaciją 40-ais, ko gero, daug kas tą filmą matėte ir jausmas, kad kažkas vyksta ir kažkas gali nutikti labai blogo. Čia šalia karas, čia tada ateina politinė jėga, kuri, ji gali būti laikoma ir prorusiška, ir antisemitinė ir panašiai. Čia jau tikrai iš tikrųjų kažkas labai labai negerai ir reikia kažką daryti, kad nepasikartotų kaip 40 metais, reikalingas atsakingas veikimas, ir tada atitinkamai kažką reikia daryti. Ir aišku, žymiai lengviau nieko nedaryti ir vertinti, ar stebėti, bet jeigu jau apsiėmė veikti, tada lieki atsakingas ir gali su tavim nesutikti. Tai Karolis perskaitys pranešimą būtent apie tai, ką daryti, kad nepasikartotų. Tai laba diena. Sudalyvauti čia aš buvau paprašytas Šarūno Bagdono ir tiesą sakant, nelabai degiau norų, nes nelabai turiu ką pranešti tokio, ko Santaros šviesos auditorija nežinotų, kas jai būtų nauja. Kitas dalykas, pagal kūrybos principą man artimesnis autorinio kino modelis. Tai yra, kai autorius kūrė, nes pats sugalvojo, o ne tada, kai autorius kūrė, nes jo paprašė sukurti. Bet mums kalbantis apie temą, ponas Bagdonas pasiūlė formuluotę, kuri man yra esminė tema jau kelis metus dėl priežasčių, kurias jis jau minėjo. Tai yra, ką padaryti, kad Lietuvoje nepasikartotų 40 metai.
Ji turbūt apibendrina mano pastarųjų metų įvairios veiklos, taip pat ir įsitraukimo į protestus motyvaciją, ir aš turiu tik vieną bendrą atsakymą, kuris tiesiogiai atsakytų į klausimą, ką daryti. Norint atsakyti, ką padaryti, kad nepasikartotų, visų pirma būtina atsakyti, kad nepasikartotų kas. Tai yra, kas tiksliai įvyko 40 metais. Jei sutarėme, kad tai metai, kai įvyko Lietuvos okupacija, tuomet klausimas siaurėja iki kodėl okupacija įvyko. Aš esu įsitikinęs, kad Lietuva buvo okupuota todėl, kad imperija, besislepianti po eufemizmu Sovietų sąjunga, ją okupuoti norėjo. Kitaip tariant, Sovietų Rusijos norų ir ketinimų nelėmė ir neišprovokavo, pavyzdžiui, mūsų tuometinę santvarką. Demokratinė Lietuva būtų bandyta okupuoti lygiai taip pat, o socialinės neligybės egzistavimas gali palengvinti okupaciją vykdyti, bet iš esmės jos nelemia. Dėl to manau, kad klausimas, ar mes galim ką nors padaryti, kad nepasikartotų 40 metai, tai yra, kad mūsų nebandytų tiesiogiai ir netiesiogiai užvaldyti didžioji kaimynė, atsakymas yra ne. Kaimynę labiau reikia traktuoti kaip gamtos jėgą, kaip tsunami, kurio intencijos nuo mūsų nepriklauso. Ačiū labai. Labai ačiū. Tai leis man išsitiesti. Nuo mūsų priklauso, kaip mes tam tsunamiui pasiruošiam. Tad kuomet kalbu apie 40 metus, man svarbu ne kas kaltas dėl to, kad okupacija prasidėjo, dėl to žinoma kaltas okupantas, bet kodėl okupacijai nebuvo pasipriešinta. Čia verta prisiminti, kad 39 rudenį po Molotovo-Ribentropo pakto Sovietų sąjunga spausti pradeda ne 3, bet 4 Baltijos valstybės ir visoms joms esminis reikalavimas yra įsileisti sovietų karius. Mainais latviam ir estam nesiūlo nieko, suomiams siūlo menkai gyvenamą Karelijos plotą mainais į teritoriją prie Leningrado, o mums atiduoti nereikia nieko, o gausim sostinę. Tada lietuviams gundimas didžiausias, suomiams mažesnis, o latviams ir estams tiesiog brutalus įsileidžiat arba užeisim. Nepaisant to, išsiskiria ne mūsų ir estų arba latvių reakcija, o visų mūsų 3 ir suomių, nes jie vos gavę ultimatumą ima ruoštis karui. Slapčia pradeda mobilizacija. 3 Baltijos šalis atsisako galvoti, kad gali kariauti, o Suomiai kariauti ruošiasi. Ir dažnai istoriškai teisinant Baltijos šalių nuolankę reakciją pasitelkiamas nepalankių karinių ir tarptautinių aplinkybių argumentas. Neva mes neturėjom ramaus švediško užnugario, geografija gerokai prastesnė gynybai, papildomas grėsmės iš Vokietijos, Lenkija kaip papildomas priešas ir galų gale santvarka nedemokratinė kaip Suomijoje. Kitaip tariant, teigiama, kad egzistavo racionalios aplinkybės, kodėl Suomiai galėjo elgtis, kaip elgėsi, o mes taip negalėjom. Bet aš laikausi pozicijos, kad tuometis suomiškas ne visų pirma yra ryžto, drąsos, o ne racionalaus skaičiavimo dalykas, panašiai kaip 22 metais Ukrainoje. Priešintis tokiai neproporcingai didesniai galiai yra baisu, istoriškai aišku, kad tai jėga labai žiauri, elgsis žiauriai, kankins, prievartaus, o ar pavyks pasipriešinti, nežinia. Suomiai nežinojo, ar kariauti praradimų prasme kainuos mažiau nei nekariauti. Suomijos vyriausybė taip pat turėjo visas priežastis netikėti, kad apsigins. Neįmanoma, daug žus, mes vieni, mes nepasiruošę ir taip toliau. Juolab, kad Suomių kariuomenė buvo tokia neaprūpinta, kad mobilizuoti į žiemos karą išeina su taktiniu diržu, emblema ant kepurės ir ginklų, tiek duoda valstybė. Visų kitų reikia pasirūpinti patiems. Kariuomenė nebuvo gerai aprūpinta, kaip 22 Ukraina. Bet atėjus laikui, tai yra 39 spalio 5, premjeras Aimo Kajender ir kiti civiliai politikai laikosi netgi radikalesnės pozicijos dėl būtinumo kariauti, nei kariuomenės nepasiruošimas žinojęs Karlas Manerheimas, kuris paskui tampa pasipriešinimo simboliu. Ir čia net mažuose diplomatiniuose politikų elgesio momentuose pasimato, kaip skiriasi Kauno, Rygos, Talino ir Helsinkio reakcijos charakterio prasme. Mūsų 3 užsienio reikalų ministrai vyksta išklausyti nurodymų tada, kai jiem pasako atvykti,
per tokį laiką, per kurį jiems nurodo atvykti. Mūsų vyriausybė siunčia tuos žmonės, kuriuos atsiųsti liepia Maskva, o Suomiai ties kiekvienu punktu nesutinka. Siūsim tą, kurį patys nuspręsim siūsti, pasikyvi vietoje ar ko, per tokį laiką, per kurį mums bus patogu atvykti, atsakysim į užklausimą, kai būsim pasiruošę atsakyti. Kitaip tariant, nepaklusimas, nesutikimas, priešinimasis ne mano diktuojamam sąlygom. Ir tada jau reikia kelti klausimą, kodėl ta tauta išdrįsta, o šitos ne. Nes kuomet šiandien sakoma, kad Suomija ruošiasi gynybai sėkmingiau, nes turi sėkmingesnės gynybos precedentą, tai ir tada, kai to precedento dar nėra, tai yra žiemos karo, kuris pačioj Suomijai toli gražu netrodo tokia sėkmė kaip Baltijos šalims, jų reakcija iš principo yra kitokia. Jei man grasina, aš priešinsiuos. Aš nebandysiu nuolaidžiauti, tikėdamas, kad už tai mane muš mažiau, kas iš principo yra Lietuvos reakcija. Ji žmogiška, natūrali, daugelis mūsų kaip žmonės matyti irgi prašytume, kad mūsų neužmuštų sutikę už save gerokai galingesnį, grasinantį mums žmogų, ypač jeigu jisai čia pat pasiūlo sąlygą, ką padaryti, kad neužmuštų. Bet Suomiai veikia prieš šitokį savisaugos instinktą. Internete klaidžioja žurnalisto apklausa Helsingio gatvėse What do you do if Russians invade? I attack, atsako Suomis. Ir kažkada kalbant su Aleksandru Sokurovu, rusų režisierium apie tai, kodėl Lietuva buvo okupuota, jo argumentas man buvo paprastas. Jūs nesipriešinot, reiškia, ne taip jau ir nenorėjot. Todėl galvodamas, ką padaryti, kad neatsitiktų 40 dabar, aš vis dėlto esminiu ir pačiu svarbiausiu dalyku lakau tokį iracionalų ryžtą pasipriešinti, nepaisant to, kad tai atrodytų neįmanoma, neefektyvų, nelogiška ir kad tai sukels daugiau žalos nei nesipriešinimas. Ir aš čia kalbu apie politinę elitą, nes pagal jo pavyzdį dažniausiai veikia ir visuomenė, kuri pagal Ainės Ramonaitės ir Deivido Šlekio tyrimą, net trečdalis jos teigia, būtų pasiruošusi tai daryti, bet Šaulių sąjungos pratybose per pastaruosius metus, ypač tarptautinės situacijos pablogėjimo metu, aš nekartą esu girdėjęs nuogąstavimą. Priešintis mes ruošiamės, bet ar bus įsakymas? Lietuvos konstitucija numato teisę priešintis ginklų, jei tokio įsakymo nėra, bet tam, kad pasipriešinimas būtų efektyvus, svarbu ne simbolinis šūvis, o organizuota tvarkinga veikla, kuri toliau užtikrina valstybės funkcionavimą. Todėl nuo Ukrainos užpuolimo, žiūrėdamas į Lietuvos politinį gyvenimą, mano pirminis vertinimas dažniausiai yra, ar šis ar kitas politikas, ar politinė jėga būtų už pasipriešinimą ginklų, jeigu mes ateitume į tokį ultimatumą. Ar jis viešai teigia, kad tau grasinant įmanoma sutarti taikiai, nuolaidomis reikia nesipykti. Ar tas politikas transliuoja, kad Lietuva kažko vis nepadaro, kad Rusija ant jos nepyktų ir jai negrasintų ir panašiai. Kitaip tariant, ar laiko tokią Rusiją, kokia šiandien yra civilizacinė grėsmė Lietuvai, nuo kurios reikia ribotis, ar mano, kad ją reikia įsigerinti ir tai yra mūsų saugumo garantas. Tai vienas svarbesnių mano vertinimų kriterijų. Tai jokiais būdais nereiškia diplomatijos atsisakymo, Suomija irgi visą 40-metį praleido ieškodami galimybių spręsti santykius per diplomatiją. Labai žalingų laikau tipinį lietuvišką kalbėjimą, kurio paskui negalima pagrįsti veiksmais. Tai yra, kai žodžiais esu drąsus, bet negaliu savo drąsos pagrįsti veiksmais. Bet visgi žalingiausia politinė veikla aš laikau kodavimą, kad reikės kažkaip tartis ir prieš rytus nepakariausi, jiems nepasakysime. Būnant Šaulių sąjungoje, tu iš vidaus matai gynybos sistemos netobulumus, bet tai turi mūsų net vesti prie išvados, kad dėl to, jog sistema neveikia tobulai, nieko bus neįmanoma padaryti ir geriau nedaryti iš viso. Tai daryti bus būtina, nepaisant visko, nes kiekvieną kartą nepasipriešinus tolesnio pasipriešinimo kaina vis didėja ir paprastai tariant, jau įsileidus bazės 39-ais dar sunkiau buvo išdrįsti pasipriešinti 40-ais. Atsisakymas kariauti, jeigu Maskvos grasinimai mums pristumtų iki tokios dilemos, sumažintų žūvančių su ginklų kiekį ir kiekį žūvančių nuo raketų ir dronų, bet visiškai palaužtų ir taip silpna mūsų tautoje tikėjimą, kad pasipriešinti didesniam ir galingesniam, jeigu jis neteisus, yra įmanoma, verta naudinga ilguoju laikotarpiu. Baisiausias dalykas,
kuris yra nusėdęs mūsų sąmonėje, mano nuomonė, yra aukos kompleksas, kad jei prieš mane naudoja smurtą, aš jo nusipelniau, aš kažką netai padariau. Tardomam Žemaičiui, parodama sūnaus su pionierius kaklaraištį nuotrauką, būtent tam, kad Žemaitis galvotų, jog jis kaltas, kad neapsaugojo savo sūnaus, o ne jo šalį okupavę žmonės. Ir šito aiškumo stoka vis dar labai akivaizdi, bet kuriam Facebooko poste apie tremtis ar pokarį rasime pilną realių žmonių argumentų, kur kaltė perkeliama ne ant agresoriaus, bet ant savęs pačių. Pavyzdžiui, ne rusai kalti, kad vežė, o lietuviai kaimynai, kad įskundė. Ir jeigu Suomija iš savalaikės kovos išsineša orumą ir tikėjimą, kad galim, nepaisant savo didžiulių teritorinių praradimų, tai mes iš neįvykusios savalaikės kovos išsinešam teritorinius laimėjimus, bet kažkokį pasąmoningą įsitikinimą, kad esam kitų valių ir privalom jai paklusti. Todėl man Lietuvoje labiausiai norėtųsi nacionalinio susitarimo dėl šito vieno paprasto principo. Jei reikės, bus priešinimas. Ir aiškaus sutarimo, kad būtent tai buvo esminė klaida 40-ais, tai yra nesipriešinimas. Ir man atrodo, į šitą klausimą susiveda labai nemaža dalis šiandieninio nesutarimo Lietuvos politikoje, į tai, kaip traktuojamas buvęs nepasipriešinimas ir koks elgesys šio klausimu projektuojamas į priekį. Tai ir galėtų būti vienas iš esminių diskusinių klausimų, kuris rūpi man, kuriam tikrai prireiktų poros valandų, bet turbūt santarai ta diskusija jau ne kartą yra vykusi. Nesipriešinimas tada, 40-ais, turbūt turi 3 stambes priežastis. Tautininkai, Smetonos aplinka, tie, kas tuo metu valdo kieno galiuose gale valdžia, išsigąsta, netiki, kad gali, mano, kad nesipriešinant bus mažiau aukų. Ir tai, kad sistema autoritarinė atrodo galėtų palengvinti sprendimą priešintis, užtektų vieno žmogaus žodžio, ypač kai visi įpratę, kad viskas veikia tokiu modeliu, bet ryžto iš to vieno žmogaus neatsiranda ir daug žmonių, kurie būtų priešinėsi, nesipriešino, nes buvo įpratę klausyti autoritetų. Kitaip sakant, nedrįstamai žygiuoti iš kareivinių, nes nedėra nepaklusti vadui, gal jis žino geriau. Kita dalis, oponuojanti valstybės tuometiniai santvarkai, bet vertinanti pačios valstybės egzistavimą, nesipriešina, tai yra nepabando perimti valdžios pasipriešinimo dėliai, nes apsigauna, galvoja, kad tai būdas pakeisti santvarką, bet išsaugoti valstybę. Ir čia nesvarbu, ar opozicija laiko Smetonos režimą per daug minkštų, kaip Voldemaras, ar per daug kietų, kaip krikdemai ar liaudininkai. Ši dalis nesipriešina, nes nebenori šito vado, arba patys nori būti vadais, arba tikisi, kad vado nuvertimas padės pakeisti santvarką. Ir čia hipotezė, kad jeigu būtų buvusi demokratinė santvarka, pasipriešinimas būtų buvęs sėkmingesnis, sunkiai įrodoma, nes 2 tuometės demokratinės Europos valstybės, Čekoslovakija ir Suomija, turi skirtingus agresorius ir elgiasi priešingai. O trečia dalis yra ta, kuri žino, kad tai nepriklausomos valstybės pabaiga ir jos nori. Aktyviai pritarė, kolaboruoja, sveikina. Rusiškame naratyve, kur okupacijos nėra, argumentacija yra tokia, kad neligybė buvo didžiulė, buožės išnaudojo vargšus, todėl kilo revoliucija iš apačios ir pakeitė santvarką. Ne okupacijoje pažemintų revoliuciją prieš išnaudotojus. Ir mano nuomonė, šiandien šitas didysis pasakojimas vėl kartojasi. Sekant socialinius tinklus ir vadinamąją alternatyvę žiniasklaidą, jai yra vienas didelis pasakojimas, kuris nuolatos kartojamas, tai yra šitas, kad egzistuoja neįžengiamas, neperlaužiamas valdžios elito monolitas ir jis veikia suokalbio principu. Ir tai, kas suvienyje tokias politinės jėgas, kaip Nemuno aušra su alternatyvia žiniasklaida, yra tai, jog objektyvus korupcijos skandalas, biurokratinės sistemos neveikimo įrodymas visada naratyviškai atvedamas iki to didžiojo pasakojimo, susimokė viršus prieš apgautas apačias. Kad yra režimas, klanas, kuris valdo nepaisant to, kas laimi rinkimus ir tik esminė revoliucija gali tai pakeisti. Taip, kaip yra, daugiau būti nebegali. Ir kuomet tu patenki į tą pasakojimą, nepaisant kiek konkretaus gyvenimo detalės jam prieštarautų, iš jo išeiti praktiškai neįmanoma. Visi įrodymai, kurie įremia tiks, kurie įgriauna, bus atmesti. Tu gali kiek nori įrodinėti, kad važiavai į kaimus su savo filmais, kuriuose niekas kitas nebuvo. Vis tiek esi arogantiškas miesto elitas. Tu gali rodyti, kad važinėjai su 10 metų automobiliu.
kai Žemaitaitis važinėjo su nauju Range Roveriu. Ondasosas esi tu. Iš 10 man per Messengerį rašiusių žmonių, su kurių dalimi bendravimas tęsiasi kelias dienas ir kurie dažniausiai pradėdavo gana emocingai, nuolatos kartojasi tas pats siužetas. Man pavykdavo nuraminti pokalbį iki normalumo, bet jeigu buvo vienas skirtumas tarp žmonių, kurie protestavo, kultūros asamblėjos žmonių ir Nemuno aušros rėmėjų, tai buvo skirtumas, ar yra gana gerai, jeigu tik nesugriausim, arba yra taip blogai, kad reikia perdaryti viską iš naujo. Evoliucinis ir revoliucinis požiūris. Ir tai vėlgi matosi Ainės Ramonaitės ir kolegų tyrime, laimėjusi ir pralaimėjusi Lietuva, ir tai labiau tikėjimo pasakojimų dalykas negu savo situacijos vertinimas, nes labai dažnai aš kalbėdavosi su žmogumi, kuris man kartodavo, kad jam šiaip viskas yra gerai, bet valstybėje viskas tragiška. Todėl, kai tą pasakojimą atpažįsti ir supranti, kad jis kartojasi, ateina mintis, kad jeigu kartojasi šitas elementas, ar kartosis kiti elementai, pavyzdžiui, Rusijos bandymas perimti kontrolę šalyje, karinėmis arba politinėmis priemonėmis, ir kokia būtų mūsų demokratinės sistemos reakcija į tai šį kartą. Arba kaip atpažinti, kad jinai jau vyksta. Kaip žinoti, kad mes jau priėjom tą ribą, kai aš turiu aiškiai žinoti, jei mano valdžia nereaguoja, tuomet reaguoju aš. Kad neatsitiktų kaip 40 metais. Nes 40 metų vasarą Lietuvos visuomenė tą ribą pramiegojo. Valdžia ją žinojo, dabar iš istorijos mes ją tiksliai žinome, bet atkuriant tuometinį pojūtį, susivokta, kas vyksta, buvo per vėlai. Kas signalizuotų, kad jau metas veikti? Tai, man atrodo, yra kitas svarbus diskusinis klausimas, nes būtent jis ir buvo nesusikalbėjimo tarp protestuojančios ir protesto nepalaikančios visuomenės dalies esmė, bent jau protesto pradžioje. Manimo, kad tai, kas vyksta, yra normali Lietuvos politinė realybė, įprastinė vis pasikartojanti švytuoklė, kai į valdžią ateina protesto balso jėga ir jį paskui išeis, ir manimo, kad vyksta kažkas ekstraordinaraus. Mūsų atveju tai yra kultūros asamblėjos, tos pilnos salės, kuris susirinko rugsėjo gale, pagrindinė pajudėjimo priežastis buvo suvokimas, kad jau reikia susirinkti į salę, o nebe tik piktintis Facebook'e. Ir buvo itin paprasta, šitas mano minėtas, šitaip neturėtų būti, arba ne, taip jau būti nebegali. Tai buvo gana neįprastas dalykas, kad pagal politinės pažiūras susirinkę žmonės šiaip labai skyrėsi ideologinės linijos vertinime. Ir šiaip esi įpratęs, kad kultūros sferoje jie nelabai sutarė, visą laiką grupuojasi į mažas interesų grupės, trauko į save per mažą kultūros finansų antklodę, ar tiesiog labai smarkiai nuo tavęs skiriasi estetinių požiūrių, kas kultūroje irgi yra svarbu. Bet tuo konkrečiu atveju visi tie, kas susirinko į salę Sodas 2123, nebyliai suprato, kad tie skirtumai dabar nebereikšmingi, nes buvo bendras nesaugumo jausmą. Tam, kas tokios keistos staigios vienybės nėra išgyvenęs, patikėti tokią pasąmoninę mobilizaciją yra sunku, ypač tiems, kas yra bandęs pats burti tokius judėjimus. Tai yra žmonės, susiburkime. Ir aišku, buvo pirmieji to judėjimų žibėjai, bet lygiai tokia pati veiksmų sega, tai yra Facebooko posto parašymas, keli komentarai ir kvietimas susirinkti į salę galėjo net nešti jokio rezultatų, jeigu to jausmo nebūtų tvyroję. Kitaip sakant, mano nuomonė tai yra tam tikras zeitgeistas, kurio mes tiesiog pasinaudojame. Mes galėtume pamėginti padaryti tą pačią veiksmų seką vėl, arba ją galėtų pamėginti padaryti kas nors kitas ir nieko nesigautų, nes to nesaugumo jausmo nebėra, jis apslopo. Tam reikėjo bendros grėsmės nuojautos, šoko, kurį sukėlė Adomavičiaus kalba, jo pasirodymas prezidentūroje. Ir šito iracionalaus reikia priešintis, apie kurį aš jau kalbėjau. Dėl to geras atitikmuo tam, kas įvyko, yra Mustafa Najemo Facebooko postas subūręs Maidaną. Dalis kritikų gal nelabai tą mano palyginimą suprato, galvojo, kad mes ketinam jėgam versti mums nepatinkančią valdžią kaip Maidane, bet aš turėjau omeny, kad reikėjo vieno Facebooko posto, kad žmonės susirinktų į aikštę. Bet
žmonės susirenka ne dėl Facebook'o pausto ir ne šūkis organizuokite, tuos žmonės surenka, o bendra nesaugumo valstybėje pajauta. Aš nemanau, kad į spalio 5-osios įspėjimą į streiką būtų suėję tiek žmonių, jeigu jie nebūtų jautę tos pačios pasąmonės grėsmės, kurį mes taiga, kad mes judam gal jeigu ne į 40-us, tai į Sakartvelo, į Slovakijos scenarijų. Priežastis, kame tas nesaugumas ir kam čia tiksliai reikia pasipriešinti, nemažai skyrėsi. Jau per pirmąją asamblėją salėje pradėjo aiškėti, kad vieni mato Nemuno aušrą kaip blogį, nes čia radikali dešinė, kiti mato galima autoritarizmo įvedimą, treti, nes juos laiko rusišką kortą, ketvi visus šitus dalykus kartu. Bet pagal politinės pažiūras, tai irgi, kaip minėjau, buvo įvairi salė, bet tai buvo pirmas kartas kultūros bendruomenės lauke, kai tą grupę buvo galima pavadinti bendruomenę susitelkusi dėl vieno tikslo, kuris nesusijęs su lauko interesais. O organizuojant įspėjimą į streiką rėmusis kurti asamblėjos palaikymo grupėms arba regionės asamblėjoms, kurios organizavo įspėjimo streiko veiklas Lietuvos regionuose, Nemuno aušros prorusiškumo arba radikalios dešinės temos ten iš vis nebuvo aktualios. Dažniausiai ir aktualiausia problema buvo tiesiog baimė viešai pareikšti savo politinės pažiūras. Tos baimės priežastis būdavo vietinė valdžia, egzistuojanti kaip galios ir pinigų tinklas, ir ko dažniausiai bijoma, tai tiesiog būti atleistam iš darbo. Kur darbdavys dažniausiai yra savivalda, kuri ilgus metus priklauso vienai politiniai jėgai, kontroliuojančiai ir regioninę spaudą, socialinių tinklų grupės, ir dabar dažnai jau turinčiai net ir socialinių tinklų stebėjimo etatą, apie kurį, aišku, niekas oficialiai nesako, bet mes su to susidūrėme. Taip pat bijoma šantažo, gąsdinimo, spaudimo, netekti naudos ryšių ir paprasčiausiai būti atstumtam bendruomenės. Ir todėl kas kart, kai asamblėjos ar palaikymo grupės susiburdavo ir būdavo viešas susitikimas, įvykdavo du dalykai vienu metu. Žmonės ir tada tie, kas turi daugiau galios arba jėgos, turi drąsinti, padėti tai daryti. Teisinė gynyba, kuri leistų saugų pilietinį aktyvumą. Užstojimas pagal įveikiančių žmonių. Bet aš tuo pačiu suprantu, kad šitoks tu gali vietoj Žemaitaičio aš tave išgelbėsiu yra gerokai mažiau patrauklus tiesiog psichologiškai. O regionuose turi tokią kainą, kurios už savo pilietinį aktyvumą neprivalo mokėti žmogus Vilniuje. Mūsų atveju piliečių grupiai pavyko pasiekti porą politinių tikslų ir tai buvo geras įrodymas, kad pilietinis organizavimas jis veikia, bet aš niekaip negaliu įrodyti, kad nuogastavimas, tai yra galima grėsmė, dėl kurios tie piliečiai susibūrė, buvo reali, o ne mūsų pačių hipertrofuota fantazija. Ir tai irgi lieka tikėjimo klausimas, bet politinio veiksmo efektyvumai jis turbūt netgi svarbesnis. Ačiū.